Nu ką, sekanti pasaka. Kas tai yra? Tas, kuris auga, sūnus, kuris auga žinios. Ogi tas pats sūnus, kuris pastatė raudų sieną. Ogi tas pats sūnus, kur duoda išradimus, kur dirbtinis intelektas, kur viskas, kas duota žmogui. Ir kaip puikybė pakyla žmonyse, kai jie galvoja, kad jie kažką žino, kažką moka, kažką sukūrė. Žinot, kas juokingiausia? Juokingiausia yra tai, kad žmogus nesupranta, kad Dievas sukūrė ir materiją, ir viską duoda. Ir sukūrė tą kibirkštį, kuri irgi žmogui duoda kūrybinę galią, jėgą. Bet žmogus ką daro? Jisai pasiema padėtą žaislą, žaidžia su to žaislu ir sako, taigi jis mano, aš jį turiu, reiškia, aš jį sukūriau. O kitas, aš turiu raumenis, aš jų galiu visus išdaužyti, tu pasižiūrėk, koks aš stiprus. Ir kitas brolis auga. Ir taip dvi stipriausias energijos pavirsta puikybė ir agresija. Žinios, įsivaizduokit, Dievas davė žinias, o žmogus pavertė jas puikybę. Dievas davė meilę, jėgą, kad pastatyti, sukurti kažką didingo. Viskam. O žmogus panaudojo, sukūrė agresiją. Ir klausimas tada, šitoj pasakoj, kai mes iš žinių padarom puikybę, argi mes ne burtininkai? Mes burtininkai patys tikrieji. Tik tai kažkaip sugebam atvirkščiai padaryti, negu ne tai, kad pasinaudojom ir padėjom. Naudokit visi, bet mes savinamės. Ir įsivaizduojam, kad tai čia mūsų. O mes tik energija, maža energijos dalelytė, kuri juda visatoj, pastoviai ir niekada nesustoja. Nes jeigu mes sustojam, mes išnykstam. Tai va taip. Visatoj viskas juda. Niekas nestovi. Ir mes pasinaudoję turim palikti, kad judėjimas judėtų link kitų, kad kiti galėtų pasinaudoti ir turėti. Tai va, brangieji, dalinkitės, nelaikykit prie savęs, atiduokit žinias, atiduokit viską, kas yra, kas ateina pas jūs per jūs. Ir tada jūs dar daugiau turėsit naudot, kuom pasinaudot ir ką atiduot. Sėkmės visiems.